Kristijonai, kas tau yra laisvo mokymosi savaitė? Man laisvo mokymosi savaitė yra savo idėjų įgyvendinimas. Man laisvo mokymosi savaitė yra, kai galima labiau atrasti save, savo gebėjimus, išsikelt savo naujų tikslų ir kažkaip labiau atrasti save. Laisvo mokymosi savaitė tai savaitė, kur aš pats galiu pasirinkti temą, kuri man patinka ir kurią aš galėčiau pats išmokti. Man laisvo mokymosi savaitė yra savaitė, kur tu kažką mokaisi, kas tau yra įdomu, tu kažką patiri, gali naujo kažką išmokti. Tai yra man kaip galimybių savaitė. Laisvo mokymosi savaitė yra savaitė, kur gali laisviau mokytis. Nėra namų darbų jokių užduotų ir taip pat yra labai smagu, kadangi su draugais gali kartu sėdėti. Galimybę padaryti kažką įdomaus, kas tau patinka. Man laisvo mokymosi savaitė yra naujų dalykų atradimas. Laisvo mokymosi savaitė man yra tiesiog smagi patirtis. Man laisvo mokymosi savaitė yra būdas, kaip išmokti naujus dalykus, kurių daugiausiai nesimokai, ir yra šansų laimėti piniginį prizą iki 500 €. Man laisvo mokymosi savaitė yra savaitė, kurioje tu gali veikti ir daryti kažką, kas tau patinka ir kas tave džiugina. Man laisvo mokymosi savaitė yra kaip įdomi veikla, kur tu gali pats pasirinkti, ką tu mokaisi, ir yra interaktyvu ir linksma. Kada tu esi laisva, gali daryti, ką tik tais nori ir kas tau patinka. Man tai yra panašiai kaip atostogos.